Kaip įdiegti DNS serverį Windows 2008 server tinklo operacinėje sistemoje. Spaudžiam Start ir pasirinkam Server Manager. Tuomet spaudžiam mygtuką Roles ir Add Roles mygtuką. Next ir pažymim DNS server. DNS serveriui, kaip ir DHCP serveriui, rekomenduotina nustatyti statinius IP adresus kompiuteryje. Diegiant ir testuojant šitame kompiuteryje DNS serverį, rekomenduotina nustatyti DNS serverio IP adresą tokį pat, kaip ir kompiuterio IP adresas. Ir spaudžiam mygtuką Next. Next, Install ir palaukiam, kol DNS serveris bus suinstaliuotas. DNS serveris įdiegtas. Spaudžiam mygtuką Close. Valdymas Start Administrative Tools DNS. Taip, serverio pavadinimas ir dvi pagrindinės zonos. Pirmiausia, sukursim forward lookup zoną, tai yra ta zona, kuri iš raidinės išraiškos, žodinius išraiškos domeninio vardo susieja su IP adresu, o reverse atvirkščiai IP adresą susieja su raidinė išraiška. Taip, spaudžiam dešinį pelės mygtuką ant forward lookup zonę ir pasirinkam komandą New Zone. Next, Primary Zone. Taip, sukursim pagrindinę zoną. Čia rašosi pilnas pavadinimas domeno. bukelis.l, pavyzdžiui. Spaudžiam Next mygtuką. Čia bus sukurta nauja DNS byla, kur saugomi bus visi įrašai. Next ir Finish. Taip, sukūrus domeną reikia užregistruoti darbo stotis arba tiesiog kompiuterių paslaugų IP adresus. Kitaip tariant, tai yra vadinami hostais. Spaudžiam dešinį pelės mygtuką ir pasirinkam New Host. Ir sukurkim, tarkim, tarnybos www hostą. www tiesiog bukelis.eu ir tas hostas, ta tarnyba bus saugoma tokiam IP adresui. 192.168.15.101. Spaudžiam Add Host. Taip, lygiai taip pat galim pridėti FTP, tame pačiame IP adrese. Taip, galima paštą, mail. Taip, ir spaudžiam Add Host. Ir done. Paštui to neužtenka. Norint turėti pašto serverį, reikia dar paspaudus dešinį pelės mygtuką ant domeno užregistruoti New Mail Exchanger MX įrašą. Taip, nurodom, kad tai bus mail. Ir parenkam hostą arba IP adresą, kuriame bus saugomas pašto serveris. Ok, taip, pašto serveris sukurtas. Kaip sukurti subdomeną? Spaudžiam dešinį pelės mygtuką ir yra New Delegation komanda. Spaudžiam Next ir rašom, pavyzdžiui, donatas.bukelis.eu. Sukursim tokį subdomeną. Spaudžiam Next, tada Add donatas.bukelis, nurodom pilną pavadinimą EU ir IP adresą.
bus saugomas šis subdomenas. Taip, spaudžiam next, finish. Sukūrus hostus ir domenų kitus nustatymus reikia susijęti IP adresą su raidinė išraiška. Naudojam reverse lookup zone. Spaudžiam dešinį pelės mygtuką ir spaudžiam komandą new zone. Spaudžiam next, primary zone next, IPv4 kartos reiškia IPus naudojam, spaudžiam next, nurodom potinklio adresą. 15. Taip, next, sukuriam naują DNS bylą, next, finish. Sukūrus potinklį, ant jos spaudžiam dešinį pelės mygtuką ir pasirinkom komandą new pointer. Ir nurodom adresą galutinio hosto 101 ir nurodom, kad tai bus www. Tas IP adresas bus susietas su domenu www.bukelis.eu. Spaudžiam OK. Taip. Ant serverio spaudžiam dešinį pelės mygtuką ir pasirinkom komandą properties. Root.jins kortelėje galima įvesti interneto tiekėjo DNS serverio adresą. Spaudžiam add, įvedam tiekėjas.lt kažkokį tai domeną ir nurodom IP adresą. Jo. Taip ir spaudžiam OK. Advanced. Yra tokia savybė enable round robin, kuri reiškia, kad yra galima naudotis keliais vietinių tinklo kompiuteriais vienu domenu. Reiškia, jeigu bus kreipimas į vieną domeną ir vienas kompiuteris bus užimtas, bus galima jį susijęti su kitu vietinio tinklo kompiuteriu, kad ryšys su domenu ir su paslauga išliktų. Spaudžiam edit ir suvedam IP adresą. Taip, ir spaudžiam OK. Apply. OK. Galima testuoti DNS serverį. Testavimui naudojama komandinė eilutė ir komanda nslookup. Taip. Ir nurodom adresą, kurį norim patikrinti, kokiame serveryje DNS serveris yra užregistruotas. Matom, jis yra bukelis.eu užregistruotas šitame IP adrese. Lygiai taip pat įgydytumėm nslookup komandą ir nurodytumėm IP adresą. Komanda turėtų atsakyti lygiai tą patį, kad yra bukelis.eu ir tame pačiame IP adrese. Reiškia, DNS serveris gerai sukonfigūruotas ir visi nustatymai, visos zonos užregistruotos, viskas veikia korektiškai.